sulaukė pirmųjų našlaičių ir jų veikla išsiplėtė. Teikiame skubėję pagalbą ne tik Latvijoje. Tas gaudo Angliją. Oi, labą dieną, išvažiuojam. Saulutė šviečia. Ir ten šalia manęs nefilmuoju, čia sutraloja. Norėjai išsukinėti prizę. Kaip? Iškelė mašinėlę, apgadino naują. Išliau pažiūrėjau, ai, gerai bus. Kažkoks priekį lavonbatis prisiparkavo, tai ne, jam išsukt. O ką, aš galiu padėti nieko. Galiu jis tiesiog atblostamis ir viskas, bet nieks nenori, taigi, blėt, neįstis vačiai, išsuksiu, išvažiuosiu ir pofik man, aha, išvažiavo. Valandas. Sakyčiau, neblogai. Ale? Sakyčiau, visai neblogai. Važiuojam, paliekam priekabukę, bliam, priekabų nėra. Darbo nėra. Aha. Iškeli negerai. Taip pat nereik niekur skubėti. Parvaliau, staigiai dušą nuvaliau. Bet pasirodo, aš nereikėjo niekur skubėti. Nebent. Su galva varys mane per flytą, jeigu ten priekabų kebos atplaukus. Sakys, varykit per flytą, pasimsi ir šabaškink. Čia jis atvažiuoja. Per tos pravažiuoja ir važiuoja laivą. Mes čia važiuojam, kai vizitas. Nu ką, priekabėlė padėta, viskas tvarkyta. Važiuoju, gal biškelį apsiklausiu, tvarkysiu. Все, sutraukom popierius. Ir lėksim tolyn. Ką, sezamas atsikėlė ir princas išėdėjo. Kažkaip tais taip. Nežinau, važiuoju į Ardą, kas bus, neaišku. Planų jokių nėra. Planų jokių nėra, reikia, blema, nepadariau, kad traderis, okei, taip. Yes. No. Okei. Kai važiuoju, negalima nieko daryti, turi būtinai sustot. Bet kažkodėl e-mailą rašyti, laiškus rašyti, šventes galima, o taip, ne. Gudriai padaryta, ne? Jo, o čia reikės stot priparkuotas, užtampuotas. Rado problemų. Gaudinėlė. Tai vat. Išėsim bėdos, tai stopda, plauks mes nors poros valandų bėgi. Tai reikės prasiskalbt drabužėlius. A, laivelis išplaukė vienas. Ką tik atsišvartavo nuo kranto. Kas ten per Valstvų imigrantus atvežo? Kas ten per... Gal kokia per lotką, mažytė tokia. Ten gal pasienio patrulė.
Važiavim plovyklą. O, plovėjai įrankiai. Tu plovėjas ateis. Prasidės darbai. Nu ką, viskas baigta. O, ir plovėjas pasirodė. Gažu. Gažu. Nu ką, mašininė blizga, kai ką atmakiaušiai. Lekiam pasimt trailerį ir varysim vėl į Bukstoną. Ir vėl ten pat. Tas pats per tą patį. Ar jums nėra taip, kad nusipauni mašiną ir atrodo, kad jinai, blėt, geriau važiuoja biškelį? Kažkaip kitaip. Visą laiką nusipauni mašiną ir atrodo, kad oho, kad atrodo kaip nauja. O, kokia graži, rami jūra. Dabar su lenta paplaukėt, kaip būt smagu. Čia kaip reikia. Reikia pirkt tą lentą. O, dar priekabos kaip ir nėra. Taip laivas dabar turi atplaukt. Laivas per valandą turi atplaukt, tai dar gal neiškėlė. Važiuojam pasiimti traileriuką. Turbūt jau jį nugabeno, ar ne? Taršus laivas įplaukė. Tas jau čia blemba. Antris, tai pirmą iš ten išplaukė, tai gal ir čia bus, o gal ir jau atvilko, gal atvažiavo, neaišku. Važiuojam, pažiūrėsim. O laivas vis išplaukia, ar įplaukia, nesuprasim. Kuris ten plaukia? Kas čiagi stovi toksai? Aha! Kas čia toksai stovi? Ogi 5-5-4-6? Būtent taip. Nu ką, viso, pasikabinam. Pasitikrina viskas ir lėksim. Nu ką, 4 laipsniukai. Normaliai. Tikėkimės, jau vasarą atėjo, viskas normaliai bus. Atrodo, šalčių nebus. Nežinau, 5 jau netoli, bet važiuoju net neprestabdu. Atrodo, jau tokius savaitgalis. Bet viena pusė kiek mašina. Ir tais visi Londoną važiuoja į darbus. O vakarais visi iš Londono varo. Daug kas gyvena taigi už Londono. Londoną važiuoja padirba ir varo namo. Vis laiką tai būna. Rytais į miestą kamštis. Vakarais iš miesto kamštis. Taip pat man dabar gali kaip ir pasisekt čia. Pralys normaliai pro tarpų tuneliuką. Aha, kaip sakant, pasvajokia ir praeis. Jo, dabar normaliai čia prastovėsiu laikučiu. Visas tiltas stovi. Nu, ant ten 11, čia reikia žiūrinė piragai. Čia gal avariukai ir kas nors. Kad vat greitis 40 ribojimas. Ambliksi standas 40. Saka, lėksiu staigiai, nulėksiu, aha, nulėksiu čia, kad nori. Gal čia biškelį prastampys, gali būti čia nusukimas link. To, kaip jisai vadinasi. Kas tai per miestelis? Į tavo A414. Čia dažnai buvo. O visi reikiuosi iš tos josios, nes tai jos, tai kaip sakant, nusuginėja čia.
va čia nuvažiavimas jis yra. A414, čia dažniausiai mano trafikas. Bet kodėl va ten? Bet po to bairė biškelį. Tai gal kažkas kažkur pristabdė ir viso. Viskas sustoja. Nu, kaip ir sakiau, čia malas. Gyvas. Ramžiau žinava. Viskas stovi. Nes tai žiedas toliau, param ir ten. Važiuodavau čia darbą kartais. Tai čia viskas stovi vakarais, arba rytais irgi viskas stovi. O toliau lekiam kaip vėjai. Pizdės 3 mylės, liko į Pisteros dar viso. Oh my god. Gal nesuktas Teres važyti, gal toliau bet kur toliau stot. Oi, blet. Rodo, kad po 7:05 taip alepūs. O 7 valandą man 13 valandų. Kurpia, 5 minutės. Čia daug gaidys. O tame vairuotojų darbas gaidys ir yra, kad... Va, jūs planavo liko kiek? 2 mylios. Viskas, atvažiuosiu, sustosiu, taram-baram, gal į dušą, gal ten. Visio. Ir baigęs, visi planai, viskas. Ne, nu kas sustos, tai čia savame aišku sustos. Bet... Ai, karoči. Bet tai vat, kai ofise 5 valandą baigiai darbą, metei viską į nafik ir išėjai namo. Ten gal sukčiai da juostą važiuočiau per žiedą. Bet tu ten irgi viskas susikimš. Gal taip yra, va čia visi dar ir lenda. Ten tipolė žiedas yra. Galima važiuoti, tai va visi važiuoja tą pirmą jaustą. Tipo, ar nusukinėjo, bet važiuoja per žiedą per kitą pusę. Nusileidžia vėl į tą patį kelią. Jame jau kitas važiuosiu truck stopą, dar pusvalandas dės. Tai nežinau, ar apsimoka iš vis. Nu va, viskas čia buvo. Dėl to reikalo, kas čia buvo. Sustoja tiperis, zajebys. Nu ir viso. Trafikas baigės. Ir turi 2 minutės nuvažiuot. Ojojojoj, kaip baisu. Gal čia šauti žolynai viskas. Stovėti. Gal tiesiai šaut? Ne, suku čia. Dar 2 valandas turiu vairavimą. 2 valandas turiu darbo. Bliamba, visai šalia buvau. Dar žiūrėjau, spėsiu. Ne, viskas. Sustosiu bus 13. Aš čia palau, dar vyras žinėjo, kur stot. Čia tai viskas pilnai. Ai, dar 1 minutė yra, matau. Tai čia ne vienas aš dar važiuoja. Nieko aš prie degalinės kožias, taigi šausiu viskas. Čia tai iš tikrųjų pravažiavimas yra, bet va, Derastas prisiparkavo jam pochų.
jau čia stovi viskas.